Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien neišlaikiau, geras oras, laisvesnė truputį diena, išlėkiau biškio Avižadrebio pabandyti nerį. Pirmas iki po pertraukos apskritai, matai, naujiena upėje Avižadrebis, tai kažkoks kosmosas. Tai va, o kalbant bendrai, kas kur vyksta, tai galiu pasakyti, kad ne kažką girdėti iš Lietuvos regiono. Tikrai sunkiai žuvis kimba, tas atšalimas meškos paslaugą, kaip ir sakėm, padarė. Na, bet savaitgalis nusimato būti pakankamai šiltas. Iš tikrųjų girdėjau 7-8, kai kurie iki 11 laipsnių. Tiesą sakant, ir dabar nepranešė šilumos, bet mašina važiuojant ant saulės bent jau 14 buvo. Tai pavasaris prasidėjo ir jis prasidėjo, ko gero, galima sakyti, nuo dabar. Tai va, tik tai aišku irgi nereikia tikėti stebuklo, naktį vis dar 0, kai kur -1, rytų vėjas. Tai na, mano tokios prognozijos, kad reiks pasistengti, norint pagauti žuvį, bet manau, kad viskas bus gerai. Tai va, dėkui, padėkoti noriu rėmėjam mūsų, iš tiesų. Dėkui ir privatiem, ir bendruomeniai Patreono. Ačiū, kad remiate kanalą, tikrai pakelia ūpą, motyvuoja dirbti. Ir visada galite prisijungti ir prie Patreon platformos ir matyti laidas trupučiuk anksčiau. Ir tiesiog po šitą sąskaitą, jeigu galit, kelis eurus pravesti, tikrai padėsit. Filmuojant šitas laidas ir kitokias, kur norisi ir su ichtiologais padaryti, senokai bebuvo. Ir galbūt aktualių kitą laidą. Tai buvo, kalbant apie Lietuvą, keliaukiam turbūt tradiciškai vakarus, tai Klaipėda. Sunkus laikas buvo. Darius iš Neižvyno, jis sako, tikrai sunkokai. Drevernai buvo įsijudėję ir karosai, ir sezanai, tai dabar kas gaudo, žodžiu, kažkas gaudė iš jo pažįstamų, tai 2 kibimai buvo, vieno neištraukė, vieną ištraukė 3 kg, bet per visą dieną 2 kibimukai. O jau kita kompanija, kiek žinau, iš Šilutiškių irgi čia atvažiavo 2 sportininkai ir net kibimo nematė, tai žodžiu truputį apsiramino žuvis po to šalčio. Kur gerai kimba, taip lakiai dangiai, žodžiu, ten neribotais kiekiais, kaip nori, kur nori, jeigu norit atsigaudyti, pamatyti kibimų, nesvarbu koks oras, gaudykit ir pagausit. Su lašiša kažkokiu tokiu irgi nėra labai gudrių, buvo Darius išplaukęs šipelkiaut prieš tai čia vieną kibimą turėjo. Dabar irgi čia, jau aišku, senoka, tai informacija pasenus, padarė inspekciją tikrinimo, jeigu 50 valčių patikrino. Tai berods per 50 ekipažų buvo ten 3 šlakiai, jeigu gerai atsimenu. Kitaip tariant, nekimba jūrai lašiša ir to labiau buvo orai nekokie su plaukimu. Ir nuo kranto niekas labai nesigyrė, nes tiesiog pūtė vėjas, buvo bangos ir nelabai pagaudysi. Kas dar girdėt, tai linus gaudo po truputį. Linus gaudo irgi dabar galvoju, ir toj pačioj Danijoje ten perka naktinius liekus, daug nepagauna, 1-2, bet dydis virš kilogramo lyno, tai visai smagu. Ir su šlakiais irgi buvo Darius pagaudyti. Sakė, smagu, toks orealis buvo savaitgalį, tokia šlapdriba, lietus, toks viskas pabandė. Pokštą, kad 2 kibimai iš duobės, nepagavo, bet vis tiek dar yra kažkiek šlakių upėje, galima pagauti. Keliaukim į Šilutę. Šilutė irgi liūdnos dainos, kaip sakyti. Bašucų brūknė, kaip sako Suvalkijai. Žodžiu, matoj, skirvytai, visas tas dienas po atšalimo tuščia nieko. Senvagės tuščius, minijos senvagė, visokios aukštumalės irgi tuščia, nėra žuvies. Tai kas gelbėjo, tai gelbėjo leitę, kažkiek tai davė. Na ir ostelis, tradiciškai ten vis tiek kažką tai gali pagauti. Tai ir dar girdėt, kad berods per sausgalvių lynus irgi dar kažkiek pargaudė, net kaip keista ir per tą atšalimą dar vieną kitą pagavo. Tai žodžiu, tai buvo, bet visi labai deda didelės viltis į penktadienį. Galbūt dabar ketvirtadienio vakarą, tai žodžiu, penktadienį atšilimas, savaitgalis ir turbūt pajudės. Tokios viltis yra, bet iki šiol buvo prastai. Iš Jurbarko dabar, jeigu keliaukime toliau, tai kas girdėjo, tai Mituvoje irgi buvo žiobriukas, ėjo 3 dienas, tikriau sakant, visai gražus žiobris mūsų mastis ir po 600 gramų tokio papuldavo. Tai žiobriai jau nebesirodo, tai šapalai, tikriau sakant, šapaliokai ir viena kita koja, bet veiksmas vyksta, pagaut galima. Nemune su karščiais į Smolininkų pusę girdėt, kad Smolininkai, Viešvilė, 1-2 karščiai tokie. Karščiai gražus, bet 1-2 žuvis, tai irgi ne piragai, sakykime. Pagaut galima, bet taip. Pagaut, kaip sakyt, pasėdėti, maloniai praleisti laiką prie vandens. Tai va, ir turbūt su Žemaitija, su vakarų Lietuva būtų viskas. Keliaukim toliau į pietus. Iš pietų, iš Merkinės pusės, Saulių pagavau iš geros vietos.
Pagavau gidaujant, aišku, žvejau vakar gaudė, šiandien gaudė, žodžiu, geroji žinia yra ta, kad ledas tikrai nuėjo, nuo ežeruose nebėra jau. Naktim dar pašaldo tokią plutą, ten prikabindavo kažkur, bet visumoje neuždėjo. Tai Dzūkijos pusė ir galima gaudyti. Ir jis išplaukė šerių gaudyti, nu sakau, daugiau nelabai ką gali gaudyti. Tai vakar tai yra trečiadienį, tai labai smagiai pagavo. Gražių ešerių, į Facebooką pridėjo nuotraukų, bet laidos nusprendė nedaryti, kad neišduoti ežero vietose, kad ten taip sunku kažkaip paslėpti. Tai va, ir kas sakė, nedavė ramybės, tai lydekos. Sako, neįmanoma, sako, ieškai ešerių, sustoji, po gera vietelė potencialiai, baim užbėti, paukšt sėdė, arba nukanda, arba ištraukė. Iš vienos vietos 3 paplaukė, kitur tas pats, tai kol randi ešerius, tai sako, lydekos nemažai pakramto. Bet surado ešerius, o šiandien, tai yra ketvirtadienį, jau sunkiau kaip bus. Pagavo kelis ešerius, vieną gal sakė 700-800, jau tikrai gražu. Tai va, tai žodžiu, ešeriukai prasidėjo, kibioja, o su kita žuvim Sauliaus žiniom irgi lyg tai kažkas merkinė ten mekšrų pagavo, ar tai 2 mekšrus, nu žodžiu, ten tokį mažą kiekį, taip jau, bet kažkas atėjo. Bet daugiau upėtakių upeliuose nėra vandens, bet už tai žvejų, sako, masė. Tiesiog kur beisi, sako, ant galvos užlips, tai paliko ramybėj Saulius. Upelius, sako, nu va, prasidės, baigsis čia lydeko draudimai, viskas, kaip sakyt. Upelius sugrįš ramybė, tada ir pagaudysim. Iš Alytaus dabar irgi pagavau Modestą žvejybą, ilgai aš čia gaudžiau, nuo ryto skambinom šiek tiek pakėlę. Tai liūdnos dainos, irgi kūdos antis, kaip sako Modestas, ieškojo mekšrų, pravažiavo daugybę vietų, nuo ryto gaudė iki kokių turbūt apie 4 valandą vakaro skambinom. Nieko, nei vieno kibimo, žmogus nusivylęs. Nu faktas, kad nėra. Štai keista, kaip iki merkinės ar kažkoks mažas būrelis, ar ten kažkokios vietinės atplaukė, nežinau. Tai va, ir kas dar iš to, iš Marijampolės pusės, smulkmė kimba gerai, kaip sakė Saulius, iš vienam gale kablys. Jeigu nori ten tokių šapaliukų pagauti, va, tokių ten mekšrelių, nu tai viskas, kaip sakyt, viskas puiku, su didelė žuvim liūdnokai. Daug kas deda viltis į šitą lynus pagaudyti, tai perka naktinius liekus, atšils šią savaitę, nu kiek atšils, kažkiek atšils, tikisi pagauti, nu gal taip ir bus, tikėkimės. Tai va, daugiau nieko liktai nelabai kas gaudo, šio apie ešerių spiningavimą irgi negirdėt. Pirma šio sezono žuvis, tai matyti, lydekingi metai, nu bet jau toks dydis, nu plauk mažyliukė, plauk. Tai va, keliaukim į didžiuosius miestus, į Kauną. Kalbėjau su Algirdu iš pilnos valties, tai irgi kažkaip tokio didelio optimizmo nebuvo, tikrai sunkiai buvo, sunki situacija. Nevėžis buvo, viskas kaip ir gerai įsidėjo ir paskui pradėjo nešti murziną vandenį, šiukšlės įvairias, tai čia lyg tai kažkokią užtvanką ten Kėdainių pusėje ten išnešė, ar ten dar kažkokių tokių ten, žodžiu, nu nežinau, ar ten išnešė, abejočiau, visada būna tokių kalbų. Bet žodžiu, nevėžio viskas paprastėjo, gerokai sąlygos ir žuvų kibimas. Kibt kimba, pagaut galima, bet šiaip labai sunkiai, kol tą nešvarų vandenį neša. Nery irgi buvo visai smagiai, buvo pradėję šapalai batono, kibt ir ne tik batono, bet žodžiu, paskui kažkaip dėjo šalnų, šalčio ir sumažėjo. Irgi vieną kitą pasigauna, iš įdomesnių dalykų gal, kad sako, ateina spiningautas. Tada žmogus kina ant šapalų gaudo vaibais tikslingai. Šapalus, nu vaibukais, tokiais 4-5 centimetrų tokiais, tai 8 pagavo ir gražius, tai žodžiu įdomiai, šitie batonininkai sunkiai gaudo, su spiningu eina pagaut, nu gal žmogus kažkokį ir vietą rado ir masalą pritaikė čia. Tai va ir paskui kas daugiau, Nemunas irgi ant tiek žemas vanduo tuščia, laukia visi meknių, laukia, bet ko nieko nėra, žuvies visiškai, sako, būtų pakelto vandenį, gal kažkur tai ta žuvis arčiau krantų pasirodytų, nu, jinai kažkur upiai be abejo yra, bet žodžiu, Nemune nieko gero, taip jau. Tai va, ir kas čia dar iš Kauno marių, tai visi važiuoja į srovę čia, kaip Kaišiadorys pasakosim turbūt su Kaunu tiek ir Kaišiadorių. Dėkui Viliui, iš parduotuvės pas Vilių. Kauno mariuose, tai konkrečiai Darsūniškio pusė, nežinau, jis vadina ją Nemunu, tai čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Truputį žemiau smagiai visai karšių pagavo. Pasišėrė, net ir buvo čia tas atšalimas kelias dienos, tai tokių 1,7, 1,8, mažesnių jau neskaičiau, tai žodžiu kiekiai dideli ir kas įdomu, sako, nu 3 žuvų niekaip neištraukęs. Įsega spaudžia prie dugno ir per tą
per tą skardį niekaip neina perkelti. Nu, tai spėlioja, čia gal karpis didelis karštis, bet iš tikrųjų internete pasirodė kelios nuotraukos Kauno mariose pagautais tokiais 5 kg milžinais, o tiesą pasakius, kaip labai senais laikais tokių mariose būdavo. Tai smagu, 10 metų nėra pramoninės žvejybos ir tokios žuvis jau pasirodė ir tai džiugina. Tai va, ir daugiau Kaišiadorių irgi čia ir lynus bando gaudyti, perka naktinius sliekus, bet kad kažką labai girdėtų. Ir į nerį važiuoja irgi iš Kaišiadorių pusės, bet irgi taip kažkokiu tai įspūdingų pasiekimų, nieks bent jau nesidalina. Ir apskritai mažai žmonių ateina į parduotuvės, ateidavo dabar, kaip savaitgalis šiltesnis, tikėtina viskas pasikeis. Iš Jonavos pusės dar irgi tą pačią iš Neries girdėt, kad iš to pačio dar Algirdas papasako, kad kaip nekeista lašišų pagauna. Iš kur tos lašišos jau turėjo ateiti į jūrą turbūt, bet matyt vėluojančios, tai Šventoji pagauna žemupyje, pagauna Nery, netgi žemiau Jonavos, jau į Kauno pusę, paskui girdėt, kad ir parke kažkas pagavo. Šlakių pasitaiko, žodžiu, su lašišom tas atšalimas, galima sakyti, išėjo į naudą visai. Ypač kai buvo apniukę orai tokie labiau, tai viskas puikiausiai. Ir smagu, gražios žuvis, jau šlakiai jau truputį ir pavalgė, tokie truputį pamitė, jau biškai pasitaško rimčiau. Tai va, iš Vievio girdėt pusės, kad prie Vievio tilto kažkas su pyderiais labai smagiai karšių pagaudė. Tai ir mačiau nuotraukas ir pasakojimus, bet aišku, kur tai, tai tas Vievio tiltas, ten gali būti, aišku, 10 km žemiau ir aukščiau, taip žinom. Jūs nieks savo vietos tai labai neišduos, bet, žodžiu, pagaut galima, smagu. Ir aišku, batonų, tai šapalai jau čia ir į Vilnių, kalbant, tai batonas valdo, jeigu nori mieste gaudyti, va, kaip mes čia sėdim kažkur tai netoli Žirmūnuose, tai tokie kimba dažniausiai Mazuroniai, arba ten jau ant ribos, kaip sakyti. Kas nori gerų pasivaikšto. Pasivaikščiotų per reik daug, sako šapalai, tolokai, reikia užmesti ir praleisti. Plūdės pradėjo parduotuvėje pirkti ten po 10, ieško 9 gramų. Kibimų neradau, bet radai būrį, tai ten jau 1,5 kg tokias to, bet krantu gal ne 1 kilometrą gali tekti praeiti. Paieškoti tokių vietų truputį, kad būtų pagilėjimas, šiek tiek ramiau nuo pagrindinės srovės, bet srovė būtų irgi ten kažkur ramumose, įlankose jau po truputį baigė. Ir kas iš Vilniaus dar smagiau girdėti, kad ateina kolega toksai Saulius, jau gal laidelę padarysim, aš tikiuosi. Tai jisai jau žadrebistas, spiningistas užkietėjęs. Tai žodžiu pramušė. Galit pamatyti laido ir nuotraukas, tai dėjo jisai per šapalus, ešerių, tokių gražuolių pagavo. Iš tiesų kimbo smagi žuvis, bet praktiškai viskas temstant, sutemusiu. Tai aš irgi tą intenciją pasižiūrėjau jo tą žuvis, galvoju, čia pasigriepsiu, kad ir turiu čia nedaug, kad ir valandėlę laiko vis tiek pabandysiu laimę, kol kas kibimo neturėjau, bet dar truputį pagaudysim. O gal. Tai va, ir kas daugiau turbūt, iš Vilniaus irgi čia buvo balos jau laisvas, iš ryto įdomi, šiandien pro Jeruzalės tvenkinį pravažiavau, ledukas stovėjo, galvoju, va, norėčiau čia pavyzdžiui drebiaut, nieko nebus. O važiavau jau apie kokią turbūt 3:30, viskas banguoja, leduką nutirpdė, šilumėlę. Tai žodžiu, balos irgi kažką galima bandyti pagauti, gal kokį vieną kitą ešerį, gal ir baltą žuvis kibtų, bet iš esmės upės ir Neris. Tai va, ir ką, keliaukim tada į rytų Lietuvą, iš Ukmergės pusės kažko labai negirdėjau anykščių. Tai žodžiu, iš tos pusės kažko negirdėti iš anykščių, batonų šapalus gaudė, bet vėlgi ta informacija praeitą savaitgalį siekė. Tai vis tiek kelios dienos praėjo, kažkaip tai ne kažką. Iš Utenos pusės girdėtai, žmonės visi ežeriukai, žodžiu, užsidėjo vėl ledų. Išplauk neina, ledukas ten centimetro. Bet išplauk neina, tai kažkas Alauš ežere ten dar prasilaužė ledus, bandė kažkokius ešerius gaudyti. O šiaip kas netingi, važiuoja visi žiobrių gaudyti. Tai žiobrių tikrai yra, Jelgavoj, bet kiekiai tokie, kaip sakyti, didžiuliai žmonių atvažiavusių, kad jau pyksta Latviai, neturi kur žvejoti, net lietuviai viską ten užnešė sudėjo. Ir, žodžiu, kontrolė veikia, truputį pakontroliuoja, tvarką daro, tai Latvijai plečia tas zonas licenzinės, kažkur naujas atsiras, kad truputį daugiau žvejų sutalpinti. Ir girdėt, kad ko gero licenzinį sezoną lyg tai žada, kaip sakyti, anksčiau pradėti ar nuo kovo 15-osios. Bet irgi tos kalbos, ar realiai ar ne, savaitgalį nuvažiuos kolegos, pabandys pagaudyti. Ir mano bičiulis Dainius ir Bauskė bandys nuvažiuoti, gal jau ten pasirodė, nors iš kitų iš Panevėžiečių sakė, kad 100% dar Bauskė žiobrio nėra, gal pasirodys tik tai. Tai žodžiu, ką belieka uteniškiam tik į Latviją važiuoti, daugiau kažkokių alternatyvų nėra, iš Šventąją kažkiek seniau bandydo.
Toliau, kas iš tos eilės, iš Panevėžio kalbėt, tai Nevėžio truputį vanduo kilstelėjo, gali sakyti, kad pakilo iki pavasarinio lygio, bet ten kažkiek tai centimetrų prisidėjo ir kažkiek teigiamai paveikė, buvo gaudyti. Raima mūsų čia kanalo bičiulis, laidas, jeigu pasižiūrit, matė, tai pagavo porą šapalų, bet 1,49 centimetrų, tai jau rimtas šapalas, pusmetrinis, jau tikrai rimtas, bet 2 šapalus pagauti prireikė 3 žvejybų, tai irgi fontanų nėra, čia kalba ieško apie Nevėžį aukščiau Panevėžio. Panevėžio mariose girdėti irgi tas smulkmėten su pideriuku, kas pagauna, bando žmonės ešeriukus gaudyti su mikromasalais, tik tai praktiškai mažos lydekaitės kibinėja, tai jas paleidė, bet vis tiek žalojimas, žodžiu, su ešeriu. Ir šiaip, kaip šitą, kaip sakė bičiulis Aidas, sako, aš būčiau už, kad, sako, duot pailsėtėm ešeriam, kad ne tik lydekom apskritai, sako, su spiningu ten. Skirus upelius kažkiek tai laiko leisti išsineršti, tai žuvai bent jau iki nerštų. Tai, iš esmės daug kur pasaulyje ir yra. Sakykime, Anglijoje kalbėjau su bičiuliu, kur irgi yra tas laikas, toks šventas, kada žuvis neršia, palieka jas ramybėj. Gaudyti nevalia tuo metu. Tai va, tai dėkui iš Utenos informaciją Jonui Trinkūnui. O toliau, kas dar iš Panevėžio girdėt. Šitas Lievo buvo ties Kupiškio mariom, labai drumstas vanduo, žolės neša, neina gaudyti. Ir pirmieji vabžiai čia tupė. Smagu, pakilo, iškart šilumėlės gavo ir pakilo. Bet paskui jau arčiau Panevėžio pasigauna. Irgi pačiukuoju. Iš Kupiškio mario liktai nieko daugiau negirdėjau. Iš Krekenavos pusės dar prie Nevėžio irgi labai daug bandančių, laukiančių žiobrius. Be žodžių nieko irgi žiobrių nėra ir klausimas, ar jie iš viso atplauks per daug žemas vanduo. Ir apskritai, sako, nebuvo potvynio, visos pernykštės žolės stovi. Tai žvejot sudėtinga, ten ištisai kabliukus laidoja ar mikromasalus ko gaudė. Tai pagauna, tai kuojų girdėt, kad vieną kitą pagauna. Nei žiobrių, nei karšių nėra. Tai bičiuliai, Zarasus nepaskambinau. Liktai tiek tada informacijos šį kartą taip jau kudokai ir bendra žinia, kad ne kažkas kybo. Bet aš sakau, savaitgalis yra šiltas ir aš manau, viskas bus neblogai. Keliaukime, jeigu yra galimybė prie vandens, vėjas stipraus nebus iki 5 metrų, tegul rytys, saulutė, bus gražus, spalvos, šilumėlės kažkiek, tai bent jau dienom, viskas bus gerai. Iki.